Labas vakaras. Malonu, aš sakysiu, pirmiausia, matyti tave, Gintarė, po tiek laiko online, žavinta tave taipogi ir visas kitas, kurios prisijungia šį vakarą paklausyti ir pabūti kartu su mumis. Šiandieną mes kalbėsime būtent apie aromaterapijos kokybę, apie sveikatą, kas šiai dienai jau atėjus rudeniui vėl yra labai aktualu ir kaip palaikyti tą gerą emocinę būseną žmogaus ir tą sustiprinti imunitetą. Visą tai jūs sužinosit šį vakarą iš mūsų. Tai mes pradžioje prisistatysim, aš būsiu Daiva Bernotė, su aromaterapija draugauju jau daugiau negu 8, man atrodo, metai. Iš tikrųjų, tas laikas labai greitai prabėgo, bet tą pirmą rinkinį, kur aš gavau, kur mano kelionė prasidėjo, labai gerai prisimenu, nes tai buvo prieš kalėdinis laikotarpis ir prieš tai visiškai nieko nežinojau. O šiai dienai jau yra man be galo smagu dalintis su kitais ir padėti pažinti aromaterapijos pasaulį. Ką aš veikiu gyvenime daugiau, tai dirbu technologijų srityje, vadovaujančiose pareigose. O aromaterapija man tai yra balansas mano šeimoje tiek fiziniai sveikatai, tiek ir emociniai sveikatai. Ir didžiulis noras yra, kad kuo daugiau šeimų sužinotų, ką aromaterapija gali padėti ir kaip geriau jaustis tiek iš emocinės pusės, tiek ir iš fizinės pusės, nes visą tai perėjau pati ir be galo tom tikiu ir matau aplinkoje, kiek yra laimingų žmonių, kas pradeda aromaterapijos kelią. Tai Gintarė, tu apie save. Sveiki, taip, aš panašiai turbūt kaip Daiva, irgi skaičiuoju jau 8 metus su kompanija Young Living, su šiais kvapniais buteliukais, kur prasidėjo nuo kelių buteliukų namuose ir po to jie užpildė visas lentynas. Aš pradžiai kvapus įsileidau į savo namus, mano tuomet vaikai jau buvo paaugę, tai aš įsileidau dėl gero malonaus kvapo. Man tai buvo svarbu, kokybiškas kvapas, geras, malonus. Atradau malonumą juos miksuoti visaip kaip, maišyti, ieškoti derinių, kompozicijų, tai tą mėgstu ir šiandien tiek į difuzorių, tiek ar kvepalus gaminantis, ar savo kūno aliejų gaminantis, tai miksuoju ir labai nustembu kiekvieną kartą kažką atrasdama naujo ir įdomaus. Bet palaipsniui tie kvapai patapo ne tik kvapais, jie išstūmė taip iš namų vaistinėlę, nes radau begalę daug sprendimų padėti savo tiek emociškai, tiek fiziškai, nes ir dabar ruduo, tas peršalimo periodas, tai vis tiek, nors net ir su stipriu imunitetu, nors ir, tarkim, vaikai išaugę, bet vis tiek kars nuo karto kažką parsineši ir kad nereikėtų bėgti į vaistinę, labai gerai yra turėti kažką ant lentynos ir savo padėti. Beieškodama atsakymų, kaip naudoti eterinius aliejus, įsiliejau į fantastinę kvapnių merginų bendruomenę. Jau dabar ne tik merginų, jau pas mus bendruomenė ir vyrukų yra. Ir ten atradau dar kitą, turbūt, tą grožį visos šios veiklos, hobio, būrelio ir pomėgio, ir mano, tai jau sakau, ir kasdienybė, ir visame kame. Tai va taip visą laiką auga nuo mažo buteliuko, dabar tai yra ir vaistai, ir kvepalai, ir spa, ir mano, ir kelionėse, ir visur kitur. Ir dar plus labai labai šauni bendruomenė. Ir čia tavo yra antra veikla, ar ne? Nes tu turi dar ir kitą veiklą. Ką tu veiki dar gyvenime? Taip, aš jau daug metų dirbu viešajam administravime ir kažkada dirbau aviacijos srity, tai ten buvo tokie žmonės su polėkiu ir kažkaip tai jau tada, aišku, buvau pradėjusi, kaip sakau, uostyti. Tai, o paskui perėjau į Finansų ministerija ir mano pirmas buvo įspūdis, kad ten yra labai, tokie liūdni žmonės ir man tas labai buvo keista, tai aš galvoju, man reikia neužsikrėsti, tai aš tada
dar labiau pradėjau naudoti eterinius aliejus ir visaip kaip savo nuotaiką kelti. Ir dabar džiaugiuosi, kai ateinu į darbą ir sako, mes žinom, kad tu esi darbe pagal kvapą. Ir atbėga, netgi tie, kurie būna kitą kartą gal skeptiškai nusiteikę ar dar kažkas, bet kažkam suskaudus galvą, pradėjus kosėti, jie vis dėlto atbėga pas mane į kabinetą ir sako, gal tu gali kažkaip padėti. Vietinė daktarė, jo gerąja prasme. Ir kita mūsų aromaterapijos mentorė ir lektorė Žavinta Meloji, prisistatyk tu. Sveiki, labas vakaras, esu Žavinta, gyvenu visai kitam Lietuvos kampelį negu Gintarė ir Daiva, tai toks būdas mūsų aroma pasimatymo yra dabar, kaip sakant, prieinamas visom trim. Būtume Vilniui, tai darytume greičiausiai gyvai tą aromą pasimatymą. Tai vat kviečiame jį dabar tokiu būdu į šį kvapnų pasimatymą. Aš jau su eteriniais aliejais draugauju ir mano šeima draugauja ir mylime juos jau kokie gal 6 metai sukasi, tikrai laikas labai greitai. Aš aromaterapiją domiuosi jau labai senai. Pagal specialybę esu biologė, tai augalai, gamta yra, sakau, mano širdį įrašyta, mano ląsteliai, tai užtenka man pauostyti, įkvėpti, kad pats kvapas kalbėtų už save, apie savo natūralumą, tikrumą. Ir man užteko pirmą kartą pauostyti, nereikėjo nieko lyginti, kad būtent mano pasirinkimą, kad šitie eteriniai aliejai taptų mano gyvenimo dalimi, tai užteko vieno įkvėpimo. Ir aš pasidaviau, kaip sakau, širdies vedimui, taip noriu ir aš turiu. Ir taip mes jau 6 metai su šitais eteriniais aliejais. Apie save, ką trumpai, tai 16 metų aš dirbu pedagoginį darbą, tai tikrai pas mane netrūksta lėtinio streso, tai eteriniai aliejai man labai padeda. Labas vakaras, Sigita. Labas. Tai eteriniai aliejai man labai padeda atstatyti ir emociniai pusiausvyrai, o dažnai mėgstu net kabinete, turiu difuzorių, pagarinti dėmesingumui, koncentracijai pipirmėte su kokia nors citrina. Sąmoningai, kad informacijai būtų atidesni mokiniai. O gyvenime esu 2 vaikų mama, tai irgi nuostabu, kad vaikas po vasaros ar nusibrozdinęs ar įkandus uodui nesako, mamytė, kokį ten cheminį tepaliuką man tepo, jau parbėgęs sako, kur levanda. Arba Gižena gerklytė, kur typsas. Tai vat ir nuostabu, jau vaikai kalba patys. Mano sūnelis 2,5 metų jau irgi išsako žodelį lavanda. Žinau, lavanda. Tai va, mūsų vaikai jau ir užaugo su būtent Young Living aliejais. Tai yra nuostabu, kai, kaip pat ir minėjai, Daiva, kad dabar pradedant, kai vėl grįžom visi į mokyklas, vaikai, tie virusai, bakterijos maišosi, tai va, profilaktiškai jau pradėti vartoti, nesustojant. Tai yra nuostabus įrankis. Tai mes šiandieną toliau ir dalinsimės būtent apie tą profilaktiką, bet pradžiai, aš manau, yra aktuali labai tema, klausimas, kaip išsirinkti tą eterinę aliejų kokybišką. Nes apie aromaterapiją, apie eterinius aliejus kalbama šiai dienai labai daug. Bet kaip žinoti ir išsirinkti tą kokybišką, jau Žavinta, tu geriausiai žinosi ir galėsi mums atsakyti. Taip, daugelis žmonių tikrai šiai dienai žino apie tos eterinius aliejus labai daug. Žino, kad jie yra naudojami ir kvepinti namams, ir profilaktiškai apsisaugoti nuo virusų ar bakterijų. Bet labai maža dalis žino būtent apie kokybę. Ir čia labai reikėtų akcentuoti. Tai žiūrint į šitą piramidę, matom, kad didžioji dalis, tai yra apie 70% eterinių aliejų, ne tik Lietuvoje,
bet ir visame pasaulyje. Jie yra sintetiniai, dirbtiniai, jie naudojami žvakių, baldų pramonėje, kvepalų gamyboje. Tai vat kita dalis, apie 25% parfumeriniai, tai kaip aš sakau, suklastoti. Jie yra eterinis aliejus paimtas, sumaišytas su sintetiniu priedu. Truputį natūralumo, truputį chemijos. Tai vat, o sintetiniai priedai labai įvairiai gali sureaguoti tepant ant odos, ypač jeigu ji yra jautresnė. Ir kaip aš per biologijos pamokas visada sakau mokiniams, kas ant odos, tas į kraują. Tai lygiai taip pat sąmoningai žmogus turėtų žinoti, ar aš uostau, ar aš gyvenu aplinkoje, kur kvėpuoju tuo sintetiniu kvapu, vienaip ar kitaip jis pateks į mano organizmą. Ir nedidelė dalis yra natūralūs augaliniai, kurie yra irgi dviejų rūšių. Gryni, ekologiški, natūralūs, tai jau kylam į piramidės viršūnėlę, kur yra natūralūs. Ir aukščiausios kokybės tai yra tyri terapinės klasės eteriniai aliejai. Tai gryni, natūralūs eteriniai aliejai yra 100% natūralūs, bet juose nėra pakankamas fitocheminių medžiagų kiekis, kurie darytų maksimaliai efektyvų terapinį poveikį mūsų organizmui ir garantuotų tuo tarpu saugumą jos vartojant. O terapinės klasės tyri, aukščiausios kokybės eteriniai aliejai sudaro rinką tik tais kažkur 1–2% ir juose yra maksimalus užtikrintas fitocheminių medžiagų kiekis. Tai reiškia, visa ta augalo cheminė formulė yra išlaikyta tame aliejuje. Kaip aš mėgstu tai paprastai pasakyti, terapinės klasės eteriniai aliejai tai tarsi augalo siela paimta ir įtalpinta į buteliuką. Patys pirmieji pagal evoliuciją, kaip sakau, kabutėse išlipo augalai. Ir jie savo ląstelėje sukaupia visą informaciją, kaip prisitaikyti, kaip išlipti, kaip apsiginti nuo virusų. Ir visa tai tebėra jų eteriniame aliejuje. Todėl naudodami aukščiausios terapinės klasės tyrus eterinius aliejus, mes gaunam maksimumą tą fitocheminių medžiagų ir gaunam terapinį poveikį. Kalbant apie klasifikaciją, tai vat, Young Living užtikrina yra nuo sėklos iki kamštelio. Tai čia garantuoja, kad Young Living bendrovė, netgi yra pažadas seed to seal, reiškia, jog griežtai yra kontroliuojama viskas. Sėklų atrinkimas, žemės dirbimas, netgi žemės tyrimai yra atliekami, tikrinami augalai, parazitai, distiliavimo procesas yra prižiūrimas, laboratorijose testuojami eteriniai aliejai. Jeigu neatitinka, pavyzdžiui, nėra šitame derliuje tinkamo fitocheminių medžiagų kiekio, tai juos arba panaudoja kaip trąšą, tai yra atbaidyti kokius nors kenkėjus, garinant laukus, arba perparduoda kitoms įmonėms. Ir ta pati kompanija pratestavusi supilsto į buteliukus. Tai reiškia, nėra jokių perpardavinėtojų, perpirkinėtojų. Viską prižiūri ta pati kompanija, nuo sėklos iki kamštelio. Ir aš žinau, kad Gintarė ir Daiva yra buvusios ūkiuose. Tai Gintarė buvo šlamučių ūkyje. Ir šiais metais abidvi Gintarė su Daiva svečiavosi ir levandų ūkyje. Tai jos visą tą procesą galėtų plačiau pakomentuoti, nes matė visą tai savo akimis. Tai aš jau praeitais metais, kai buvau šlamučio ūkyje, tai man turbūt labiausiai šitas momentas susivirškino, nes prieš tai girdėjau labai daug kartų. O nuvykus ten, pamačiau, kaip iš tiesų yra kreipiamas dėmesys, kaip tam augalui geriausia augti, kokiam aukštyje virš jūros lygio,
kokiam dirvožemį, kaip tą dirvožemį ruošia, kaip tą sėklą ten daigina, tą augalėlį pasodina, kaip jį prižiūri, po to nuima derlių, tada distiliuoja. Ten matėm tokią distiliatorinė tada laboratorija, kur išpilstymas buvo eterinių aliejų. Tai turbūt nežinau, gal operaciniai, reanimaciniam galbūt ir panašus gali būti sterilumas, kaip tenai, nes ten tie darbuotojai, kurie pilstė, atrodo, kas čia yra, jau išimta, jau tu tik tai pilstai, jie nuo galvos iki kojų buvo ten su kostiumais, kaukėm, akiniais, pirštinėm, ir net nukritus kamšteliui jį viskas, jau tą kamštelį išmeta, atrodo, ten jau išvis nieko negali būti. Bet yra viskas žiūrima, yra sunumeruojamos visos etiketės ir jeigu kartais kažkur tai pas kažką patektų kažkoks produktas, kur sukeltų įtarimą, jį būtų galima atsekti iš kokio derliaus, kurių metų, kokio ūkio jisai paimtas, kokią kelionę praėjo tas buteliukas ir tada jau vėl žiūrėtų. Tai kokybei labai, o su Daiva šiais metais Provence, kai buvom, tai ten apsvaigom nuo levandų grožio ir dar man toks įstrigęs momentas, kad tikrai Young Living labai daug dėmesio skiria moksliniam tyrimam, nes taip tai yra, pavyzdžiui, Provence, prancūzai levandas augina, ima eterinį aliejų jau ne daug metų ir ta visa mokykla eterinio aliejaus yra jau labai sena, bet Young Livingas jis vis tiek dar tyrinėja ir žiūri, pavyzdžiui, žemę, kaip ją prižiūrėti ir kaip išgauti geriausią tą eterinį aliejų. Tai tarkim, jeigu imam levandą, jinai pasodinta į dirvožemį iš sėklos, pradeda eterinį aliejų nuiminėti kažkur 3 metais. Ir ima kažkur iki 10 metų, jau kai 10 metų ta levanda vis auga, nuima tą derlių, išgauna eterinį aliejų, o paskui jau reikia tada daryti sėjomainą, jie tada sėja vienagrūdį tuose laukuose kurį laiką ir paskui vėl tada tik tai vėl sėja levandą. Tada netitinka tą savo standartą geriausiai. Ir mus buvo ten nuvežę į tokį ūkį, kurį dabar daro bandymą, bet tai tas bandymas, tas mokslinis tyrimas, tai truks nežinau ten kiek metų. Jie dabar augina taip, kad yra levandos krūmas, raudonėlio krūmas, tada ten dar kažkoks augalas. Ir taip, tai sako, mes norim pasižiūrėti, galbūt tada bus ta levanda, daugiau metų duos eterinį aliejų ir tada ilgiau mes išsaugosim. Tai yra kreipiamas dėmesys ir į tvarumą, ir į dirvožemį, su didžiulė pagarba. Tai Daiva, kas tau labiausiai įstrigo? Man didžiausiai įspūdį taip paliko, kad jie labai žiūri tos ekologijos be jokių trąšų, be jokių chemijų. Ypatingai man auginant mažą sūnelį, tai aš žiūriu, kur kokį skanesnį obuoliuką ekologišką, kur daržovė ir jaučiu, kaip tas skirtumas. Anksčiau bėgime aš ten per daug nesureikšmindavau tos ekologijos, prisipažinsiu. Bet dabar aš žiūriu, ką aš duodu vaikui, nesuprantu, viskas eina per žarnyną ir kokius vitaminus jisai gaus ir ko jisai negaus. Tai ką aš sužinojau, kad labai svarbu, ar ne, kaip tas augalas yra užauginamas. Tai jeigu jisai auginamas yra su trąšomis, paimkim kaip pavyzdį, braškę. Atvežta prekybos centruose braškė ir braškė pas ūkininkus užauginta. Ar jaučiat skonį? Jaučiat tikrai. Ir čia šitoje vietoje, kai yra distiliuojamas augalas, įsivaizduokit, jisai buvo tręšiamas pesticidais ir taip toliau, ar ne, visą tai augalas sugeria. Jisai yra išdistiliuojamas su visais šitais negerais dalykais ir mes paskui uostom, tepam ant organizmo. Tai Young Living kompanija, jinai užtikrina, kad jų augalai yra auginami ekologiškai. Mes pamatėm tikrai savo akimis ir net ir ūkio vadovas sako, jeigu jūs matysit levandų laukus su piktžolėm, netokius jau, kaip sakyti, iš paveikslėlio, tai čia jau žinokit, tai yra Young Living ūkis arba jų partnerių, kurie laikosi tų standartų aukščiausių. O kur matysit, kad ten kaip iš paveikslėlio ne vienos piktžolės, taip nebūna gamtoje. Tai tas toksai dalykas pamatyti savo akimis, kad
tikrai jie užtikrina tą ekologiją ir kad vadovaujasi va tais standartais, kad, kaip sako, jau tai yra vat labai labai svarbu. Ir kitas dalykas, tau irgi tikriausiai, Gintarė, įstrigo, ar ne, kad tą eterinį aliejų galima išgauti labai labai greitai. Ten kiek laiko, vat, 20 valandas eterinį aliejų užtenka garinti distiliavimo būdu, išgarinant, užtenka 20 minučių, jau tu gauni tas lengviausias molekulės ir jau turi kvapą, jau kaip ir ten gali nuimti. Jo, kaip ir užtenka, ne? Sako, dauguma verslininkų tą ir daro, kad greitai išgauti. Nes elektra kainuoja, vanduo kainuoja. Viskas kainuoja. O jie vadovaujasi tais standartais, kad distiliuoja tą eterinį aliejų valandą laiko. Valandą. Per valandą laiko garinant, išgauna net ir sunkiausias molekulės, kurios, ir tada jau ta formulė, visas spektras yra pats plačiausias. O čia jau, jeigu kam įdomu, jau tie visi molekuliniai dalykai, tai jau čia Žavinta galėtų atskirai pravesti paskaitėse membranas ir taip toliau cheminės sudėtis. Bet šiandien aš manau ne apie tai. Praeikim toliau, tada galėsim jau į tą kiekvieną kvapą. Ir dažnai susiduriam su klausimu, o nuo ko reikia pradėti? Nuo ko pradėti, sako, man duok vieną buteliuką, man tas, ir paskui gauni atsiliepimą, neveikia, arba ne taip veikia, kaip čia gražiai kalbama yra. Tas veikia, neveikia, tai labai gerą mintį kažkada išgirdau, kai darai truputį, tai truputį ir rezultatą yra. Tai čia apie labai turbūt daugelis sričių, ką beimtum. Tai jeigu nori, kad veiktų, tai turi būti reguliarus ir nuoseklus naudojimas ir visapusiškas. Tai numatyti, nuo ko, tarkim, pradėti, kas tau nutiks rytoj, poryt ar užporyt, mes nežinom. Ten gali sakyti, nuotaikai paimk kažkokį citrusinį kvapą, gali prauosyti, kas tau patiks ir tik dėl malonumo ten pasigarinsi. Ir tai irgi bus gerai. Bet yra Young Living sukurtas rinkinys, mes taip ją tarpusavį vadinam namų vaistinėlę, su 11 eterinių aliejų, kurie yra atrinkti tiem tokiem turbūt dažniausiai pasitaikančiam atveju. Ir turbūt labai konservatyviems žmonėms tai ir užtektų vien tik šito rinkinio. Ir aš tikrai pažįstu, kas nelabai ir išeina iš ribų. Ten vieną kitą kažką paskui papildomai ima, bet reguliariai užsisako kažką visą laiką iš tos dėžutės, nes tai yra ir gerai nuotaikai. Ir tarkim, jeigu ar peršalimo simptomus tu pajunti, tu turi sprendimą. Nusideginai, nusibrozinai, susimušiai, vėl tu turi sprendimą. Nori pamedituoti, spa turėti, vėl yra čia sprendimas, ką daryti, ką garinti, ką tepti. Virškinimas, irgi dažna problema, parazitai, ir tai vėl atsiverčiu ir šitą dėžutę visą laiką. Tai ir aš netgi atkreipiau dėmesį dabar paskutiniu metu į kelionės, kai važiuoju, nes tada galvoju, o ką čia svarbiausia pasimti? Tai kelionėse dažniausiai ir pasiemu tai, kas yra startiniam rinkiny, šitoj dėžutėj, ir plus kažką savo malonumai, kokį mėgstu ten kvepalą, jau iš, tarkim, tų jausmams skirtų kolekcijų, prabangesnių kolekcijų, tokių savęs palepinimui, kažką tokio. Bet čia yra labai daugelių sprendimų, kurių net visų, aš net nežinau, ar įmanoma išvardinti. Beje, šiandien, kai kvietėme registruotis į seminarą, tai 2 temos buvo realiai paminėtos ir su jom turbūt susiduria kiekvienas. Tai yra emocinis balansas, streso valdymas ir imuniteto stiprinimas. Tai čia turbūt kiekvienam apie tą imuniteto stiprinimą ir apskritai aš labiau būčiau už tai, kad ne griebtis, kada kažkas nutiko, taip, tada irgi reikia pagalbos, reikia daugiau pasitelkti galbūt veiksmų, bet daugiau profilaktiką užsiimti, kad iš vis išvengti. Nes kaip Hipokratas sakė, kad geriausia medicina tai mokyti žmonės, kad jos visai neprireiktų. Tai mes dabar turbūt apie tuos visus 11 ir pasidalinsime, kur naudojame kiekvieną dieną. Taip?
Dabar Daiva, bet mes čia visos levandų laukuose šiandien sėdė. Jo, sėdė visas levandų laukuose. Tai taip, jeigu reikėtų išsirinkti tą patį pačiausią eterinį aliejų, kuris tiktų, tai aš imčiau šeimai levandos eterinį aliejų. Va, kaip ir dalinausi, mano sūnelis jau levandą, nes jisai žino, kad vakare mamytė pamasažuos pėdutes. Tai pas mus yra labai gražus ritualas, kiekvieną vakarą mes į difuzerį įlašinam eterinio aliejaus levandos. Jeigu tai yra jau peršalimo simptomai kažkokie, tai įlašina eukaliptą arba typsą, tai šiek tiek apie juos toliau papasakosim. O kai ramybės va toj būsenoj, jokių ten virusų nekimba, tai aš lašinu levandą, kadangi po visos dienos darželyje daug visokiausių yra emocinių krūvių. Kai vat kvėpuojam miegamajam levandos kvapu, miegas būna ramesnis. Suaugusiam lygiai taip pat mažina įtampą, stresą, gerina miegą. Net ir vieną tokį nutikimą turiu, kad viena mano pažįstama ilgą laiko tarpą, jinai skundėsi, kad jai yra sunku užmigti naktimis. Jinai dirba įtemptą darbą ir tiesiog jinai po 3 metų ar ten po 4 sako, Daiva, o kas ten padeda nuo nemigos, ar ne, tu man duok. Tai aš daviau jai levandos ir vieną rytą jinai pavėlavo į darbą ir atėjus juokauja, Daiva, čia tavo levanda kalta. Tai aš jau manau ir dalinausi gal kelis kartus už tą istoriją, bet man jinai tokia įstrigusi, kad skeptikas žmogus, jisai pajautė realų organizmo pojūtį, kas yra geriau, kai tu uostai ar tepiesi. Jeigu neturi difuzoriaus ar ne, paminėjau tepiesi. Tai labai paprastai. Į vakare nusiplovus kojas, į delną įsilašinti 3-4 lašiukus levandos, jeigu tai būtų suaugęs žmogus, jeigu mažas vaikutis ten, kad ir nuo metukų ir nuo 2, tai po lašiuką levandos eterinio aliejų. Ir sumaišius su augaliniu aliejumi nuriebalintuvu 6, mes apie jį gale dar kalbėsime, tiesiog sumaišo drėgme ir išmasažuoti, ištepti pėdas. Pėdose jūs žinote, kad yra daug mūsų visokiausių refleksoginių taškų ir tada tiesiog viskas patenka per limfą į mūsų organizmą. Kam nutinka ar ne, karts nuo karto tikrai nutinka įpjovimai, visokie nudegimai, tarkim, keptuvėje ėmėt ar iš orkaitės kažką nusideginot, drąsiai galite tepti levandos eterinį aliejų ant žaizdos. Bet mes kalbam tik tai būtent apie šitos firmos Young Living, nes rinkoje yra daug parduodama su priemaišomis įvairiausiamis ir netikra levanda, levandinas. Tai apie šitą drąsiai kalbam, kad yra praktiškai išbandyta, kad jūs tepatės ant žaizdos ir ta žaizda jinai daug greičiau užgyja. Vasaros metu po saulės vonių, kai oda irgi gauna to įdegio daugiau, irgi galima ant nudegusios vietos nuo saulės ar ne, sumaišius su augaliniu aliejumi 6 arba tiesiog su drėgnais delnais, į delnus įlašinus, kad ir 5 ar 6 lašiukus, žiūrint, kokį plotą jums reikia paskirstyti. Ir gerai ištrinti taip švelniai, ar ne, tą vietą. Taip pat moteris dalinasi, kad levandos eterinis aliejus padeda plaukų augimui, skatina ir plaukai labiau žvilga nuo levandos eterinio aliejaus. Tai tiesiog, kai išsiplaunate galvą ant šlapių drėgnų plaukų, labai paprastai į drėgną delną įsilašinat 3-4 lašiukus eterinio aliejaus, jos tarpusavį taip ar ne delnus paimate ir perinate per plaukus ir įmasažuojate į šaknis. Tai pagrinde, aš sakyčiau, būtų šitie dalykai. Šiaip dar galima daug kur atrasti, kur tą levandą galima panaudoti, bet pagrindiniai dalykai tai būtų akcentai šitie. Ypatingai dabar, kai jau ruduo ateina, tai vėl grįžtam daugiau į ofisus, į biurus, į mokslus, tai aš manau įtampa, stresas pačiai yra aktualiausias kertinis dalykas, kaip savo organizmui padėti atsipalaiduoti miego metu. Aš beje levandą mėgstu su pipirmėte naudoti, pipirmėte irgi toj pasakosiu, tai ir po to išskaičiau, kažkaip man iš vis yra labai nuostabi kompozicija darbui,
yra levanda, pipirmėtė, citrina lygiom dalim. Ir aš tą kažkada per vieną aromą vakarą tokį išbandžiau seniai, dar kai tik turbūt pačioj pradžioj pradėjau, va, taip pamačiau tokią kompoziciją ir tai yra mano ta tokia, kai nežinau ką, tai aš šitą kompoziciją darau, o paskui pajutau, kad labai gerai dirbant ir tada dar vėliau išskaičiau, o kodėl. Ir moksliniuose straipsniuose, nes pipirmėtė yra tokia, padeda koncentruoti mintis, o levanda, kaip Daiva sakė, atpalaiduoja. Ir kai mūsų protas ir kūnas nėra strese, vat yra tokia ramybės būsenoje, tada jisai daug lengviau ir geriau įsisąmonina visą informaciją. Tai va ta kompozicija, kai yra levanda, kuri duoda tokios vidinės ramybės, pipirmėtė, kuri duoda koncentraciją, ir citrina, kuri duoda darbingumą, taip pat pipirmėtė beje irgi duoda darbingumą ir citrina duoda darbingumą, tai jie kartu yra tikrai nuostabi kompozicija dirbant ir kažkaip tai tikrai daugumai patinka šita kompozicija. O pipirmėtė aš šią vasarą, tai mano toks meilė iš jo, kaip sakau, pirma meilė nerūdyja ar kaip, bet aš ją iš naujo atradau, pamilau ir praktiškai visame kame. Dabar jau stengiuosi pipirmėtę turėti visą laiką rankinukį, nes tu niekada nežinai, kur tau ir kam prireiks, o pipirmėtė visada padeda. Ar bus kažkas susimuš, susitrenks, tai yra veikia grinai kaip ledo gabalas, jeigu tu esi vasarą gamtoj ir tu neturi dėti ką šaldyt, tai pipirmėtės keli lašai ant tos vietos ir labai puikiai šaldo. Mano vaikas pavasarį turėjo tokį incidentą, kur tikrai stipriai veidas susitrenkė, važiuodamas paspirtukus į autobusą atsitrenkė ir grįžo ir jau čia buvo taip beveik ir patinė ir aš labai išsigandau, galvojau jau viskas rytoj tai su mėlyna akim atsikels. Ir aš taip, švelniai, aišku, su pipirmėtė prie akies reikia labai atsargiai, nes jinai yra labai stipraus aromato ir šiek tiek gali ašarot, bet aš jam taip labai lengvai patepiau ties skruostikauliais pipirmėtę ir nebuvo kitą dieną mėlynės, visiškai. Tai, tarsi, tam momentu taip jinai duoda tokį ir šaldymą, tokį stiprų, kur toks reikia gal truputėlį netgi tuo momentu, nes yra ir skausmas, ir tas šaldymas, tai ne visi vienodai ištveria, bet tikrai suveikia labai puikiai ir gerai. Tai tada, jeigu yra sloga, man buvo irgi skrydis į Londoną ir kažkokia bandė kažkaip nosis užgulinėti, tai aš turbūt nežinau, ar kas esate patyrę, ką reiškia skrydyje, kai tu negali laisvai kvėpuoti, o skrydyje dar ir sausas oras, tai vėl tada į delnus, lašiukas, įkvepiu. O kitas mano būdas tai yra, aš imu pipirmėtes, dedu ant rankos ir su liežuviu aš nulaižau, tai tada man ir čia viską atidaro, ir nosį atidaro, ir dar energijos duoda tokio labai gero tonuso. Taip pat jinai labai gerai, jeigu kažkoks ar sunkiau suvalgiai, ar jauti, kad nevirškina, kažkoks blogumas, tai galima ar aplink bambą patepti, irgi lašiuką į delnus ir aplink bambą patepi, arba lygiai taip pat galima beje į stiklinę vandens vieną lašiuką ir tada išgerti, jeigu taip skaniau, bet aš vėl imu nuo rankos, palaižau ir man kažkaip ir tas užkuria ir virškinimą ir puikus jausmas. Galvos skausmas, dabar beje šį šeštadienį netgi buvom grybauti su kompanija, tai vienai mergaitei 11 metų, jinai, nežinau, ar nuo to deguonies per daug kaip miške ar kažką ir irgi ten galva skauda, tai atsiklausiau mamos, ar galiu patepti. Tai patepiau irgi taip su lašiuku čia spraptą ir atsargiai smilkinius. Ir po kurio laiko jinai pasakė, kad jo, man palengvėja. Tai tokia pirma pagalba ir labai daugelį sričių. Ir dar vieną, tai slogą paminėjau, apie šitą paminėjau, temperatūros mušimui. Tai aš savo dar irgi vaikam būdavo, irgi naudodavau, kai jeigu temperatūra, blauzdas ištepti. Į delnus augaliniu aliejum ir blauzdas ištepti.
Tai labai natūralus būdas temperatūros mušimo, jeigu ją reikia mušti. Kartais nereikia jos mušti, tai yra kova su bacilom. Tik tai. Gal dar žavinta, Daiva, jūs kokių? Aš manau, čia galėtumėm apie tai filme Turbūt. valandą kalbėti, bet mūsų laikas taip greitai tiksi, tu Aš nepatikėsi. Mums turbūt reikia seminarą daryti, pažiūrėjau, seminaras apie levandą ir visą vakarą. Galėsim padaryti, aš manau, kad čia galėtumėm tikrai tų gražių istorijų pasidalinti, bet pagrindinius tu akcentus tikrai viską sudėlioja ir pat, jo. Taip. Kita mano meilė yra Kopaiba, tai irgi čia jau labai daug kartų esu visiems pasakojus, mano vaikas nemokėjo, nors aš sakau, eterinius aliejus įsileidau, mano vaikai paaugę buvo, bet jis net 12 metų jis dar nemokėjo ryti jokių tablečių. Ir vat lygiai ta pati, ar temperatūra, ar skausmas, ar dar kažkas, jisai, negerai, iš vis jokių vaistų, jau sirupiukų nepaduosi. Tai mano išsigelbėjimas buvo Kopaiba. Aš visais atvejais, kas be nutiktų, aš nežinau, kas dar, kas gali būti, aš visą laiką duodavau gryną Kopaibą, kelis lašus, jam ten 5-6 lašai, po liežuviu ir keletą kartų per dieną ir man visais atvejais jinai suveikdavo. Nes Kopaiba jinai pasižymė prieš uždegiminėmis savybėmis, jinai skystina sekretą. tą labai pajutau pati sau, kad kažkaip pavasarį turėjau tų tokių irgi ar peršalimų ar kažko. Tai geriant, daug greičiau skystėja ir kosulys, ir jeigu sloga, tai tada čia aišku, bet kas yra labai svarbu, būna, aš sako, aš ten panaudojau, tai man po to čia viskas čia tai bėgt pradėjo, nieko nenuimė. Tai sakau, ir nėra vaistas, sakau, mes įsivaizduojam, kai tą chemiją mes paimam ir užkertam, užkonservuojam kažkur savo viduj, vat ligą. Tai nebejaučiam simptomų ir įsivaizduojam, kad esam sveiki, bet iš esmės tai ir turėtų būti tas, kad tu turi tą ligą iš savęs išvalyti ir išvaryti. Ir aš su Kopaiba tą labai aiškiai jaučiu, kaip valosi, ar tai būtų sloga, ar kosulys. Tai jinai taip pat yra ir raminanti, ją galima į difuzorių pagarinti. Ir dar ką Kopaiba labai yra naudinga, naudojant kartu su kitais eteriniais aliejais, nes jinai sustiprina kitų eterinių aliejų poveikį. Tai į labai daugelį formulių ir receptų įeina Kopaiba. Tai labai, taip suprantu, kadangi laikas tiksi, o norisi apie viską pašnekėti, tai dar tada, kaip sakiau, citriną jau irgi užsiminiau, kad kompozicija kartu su pipirite, su levanda labai skaniai, bet tai yra mano ryto eterinis aliejus. Aš lašiuką į stiklinę kiekvieną rytą su vandeniu, tai mano dienos pradžia. Ir citrina jinai ir kelia nuotaiką, jinai didina darbingumą, jinai stiprina imunitetą, yra tikrai labai malonaus skonio, labai skaniai kvepia, pakeičia ir sužaidžia difuzorėje su kitais eteriniais aliejais. Kitą kartą, jeigu būna, kad kažkas nelabai patinka, tai aš tada rekomenduoju, sakau, jūs pabandykite tada įlašinti kelis lašus ar citrinos, ar kokio kito citrusinio eterinio aliejaus. Tai labai duoda tą tokį kitokią kompoziciją. Valo orą nuo bakterijų taip pat ir tirpina toksinus. Tai šiaip visi eteriniai aliejai valo mūsų organizmą, o citrinos eterinis aliejus ypatingai valo organizmą. Ir, kaip sakiau, stiklinės vandens, tai tik tai ne plastikinė, nes jinai ištirps, nes tikrai tirpdo plastiką. Ir dar, tarkim, iš tų tokių praktinių patarimų ne sveikatai, tai, tarkim, jeigu kokia etiketė nenusivalo, tai aš imu visą laiką citrinos eterinį aliejų, labai gražiai viską nuvalo, neišvalomas dėmes ir galima beje irgi natūralius visokius skalbiklius, ploviklius praturtinti citrinos eteriniu aliejum ir turėti tokį tiek malonų kvapą, tiek gerą poveikį. Dar iš dėžutės.
Aš atsiprašau, kad įsiterpsiu, Gintarė. Gerai. Prie nuotaikos, prie emocijų, aš irgi papildysiu, kad citrinos eterinis aliejus turėtų būti visuose biuruose, ar ne, ofisuose, mokyklose, kur šitas kvapas jisai gerina emocijas. Visi citrusai. Ar apelsinas, ar citrina, ar greipfrutas, visi. Nes kas dažniausiai būna, kai pasikalbi, tai yra emocijų bangos svyravimai darbuose. Aš manau, tas pats ir darželiuose, nes ten dirba auklėtojos, kurios turi prižiūrėti 20 vaikų vienoje grupėje, o jie mažiukai dar nesupranta, tik tai pažįsta save, tai kažkas baisaus, ar ne? Žavinta, tu patvirtinsi, kad mokykloje vaikai irgi patiria emocinius krūvius ir taip. Tai va, aš kaip Visi citrusiniai eteriniai aliejai, jeigu iš psichoemocinės pusės, tai jie skatina bendravimą. Tai va, kad Daiva užsiminė apie darželius, tai tikrai yra rekomenduojama vaikam darželinio, kur sunkiau adaptuojasi, tai namuose truputėlį pagarinti dažniau tuos citrusinius eterinius aliejus, jie tada patys norės daugiau bendrauti ir jausis saugiau. Ir vaikučiam labai paprastai, ką aš darydavau savo, kai mes pradėjom adaptaciją, ant rūbelių užlašindavau porą lašiukų, va tiesiog citrinos, apelsino ir ant minkšto žaisliuko, kurį jisai neždavosi darželį, irgi jisai tapdavo kvepiantis žaisliukas. Ar ta pati levanda, ar kokia gera mintis. Taip. Čia dabar būtent šio sezono mišinys, taip, Daiva? Taip. Taip, šitas mišinys iš tikrųjų yra būtent šios sezono, nes jau prasideda įvairiausios lygos ir manau ir jūsų tarpe yra, kas vėl pradeda sirgti populiaria liga, tada gripai, peršalimai įvairiausia ir prie to viso prieina ar ne sloga, kvėpavimo takai. Tai čia būtent yra mišinys. Į tą mišinį įeina mirta, eukaliptas, įvairūs eukaliptai globus, tada citrodora eukaliptas, mairūnas, pušis, levanda, kiparisas, melsvoji eglė ir pipirmėtė. Šitas komponentas yra sukurtas eterinio aliejų mišinio būtent kvėpavimo takams. Ką reikia daryti, kai jaučiat, kad užgulė nosis ir ar ten bėga jau sloga, tai tiesiog paprastai tepti palei nosį. Suaugusiam žmogui galima gryną, paėmus lašiuką ant buteliuko apertat ir pasitepat. Namuose į difuzerį, ar tai būtų ofisuose ar mokyklose, įlašinus 5 lašiukus tiesiog garinti, kad irgi valytųsi patalpos oras ir tuo pačiu patenka į mūsų kvėpavimo takus. Tai peršalimo metu, gripo metu, kosint, kai padėti greičiau atsikosyti, kad ten viskas jau išsivalytų, ar ne? Tai vakare, ryte, ypatingai vakare, kaip sakau, skirti laiko bent 5 minutės savo, nusiplauti kojas, pamirkyti jas ir kai atsiveria visos poros, tai yra išsitepti su RC. Į delną vėl imam 5 lašiukai RC, sumaišom su augaliniu aliejum, V6, tai yra nuriebalintas aliejus ir išsimasažuojam, išsitrinam kojas. Tai ką aš pasakysiu, kad jisai nuostabiai tikrai labai gerai padeda. Irgi turiu vieną situaciją, kad irgi pažįstamai kosulys ilgą laiko tarpą kankino ir kelionėje, kai gyvenom vienam kambaryje, aš žinau, kad tikrai padeda eteriniai aliejai, jinai kažkada juos naudojo, bet, taip kaip sakyti, reikia tam rutinos, jinai numetė, nebenaudojo ir paprasčiausiai, aš jai sakau, patep vieną, antrą vakarą ir jau 3 rytą jinai nebekosė. Tai toksai nutikimas ir sakau, ar pastebėjai, kad savijauta yra geresnė. Tai tikrai nuo eterinio aliejų pagalbos. Tai tokia patirtis. Ką mes ten turim toliau? Turim digizą. Eterinio aliejų mišinį įeina pelatrūnas, imbieras, pipirmėtė, pankolis, anyžius ir pačiulis. Šitas mišinys yra skirtas virškinimo takams. Jeigu jau kamuoja kažkokie negalavimai ir rinkinyje jūs turite šitą mišinį, ar ne, tai jisai nuostabiai irgi padeda. Ką galima daryti, suaugusiam žmogui į kapsulytę įlašinti pagal svorį, jeigu tai sveria žmogus 60 kg, paimkim 10 kg vienas lašiukas. Tai bus 6 lašai į kapsulytę augalinę ir mes tiesiog išgeriam ją.
O pradžiai, kai dar nepažįstate eterinio aliejų, tai paprasčiausiai įmasažuoti, įtrinti pilvo sritį. Tai yra, kad į delną įsilašinat 3-4 lašiukus digyso ir taip pat 3 kartus dienoje. Sumaišius su augaliniu alieju, įmasažuojat į pilvą laikrodžio rodyklę ir padeda būtent, kai yra užkietėję viduriai, ar jau yra laisvi viduriai, bet šitoje vietoje. Kaip pykinimas kažkoksai yra, negerumas ar ne, skrandžio sunkumas. Irgi padeda. Apsinuodijus maistu, irgi yra situacijų, ypatingai vasarą, kai maistas dažniau genda, tai šitas digysas yra pagalbininkas numeris 1. O keliaujant į Azijos šalis, į Vietnamą, į Tailandą, kai nori ten degustuoti, kai nežinai, ką degustuoji, tai mes visada į kelionę pasimdavom digysą ir ne vienoje kelionėje neturėjom kažkokių negalavimų, bet mes naudojam profilaktiškai. Kaip Gintarė, tu pradžioje sakei, kad geriau yra naudoti profilaktiškai ir neturėti kažkokių paskui pasekmių, tai mes į kapsulę įlašindavom ir kiekvieną rytą išgerdavom su vyru. Tai šitoje vietoje... Beje, profilaktika yra ir rekomenduojama, nes mes tikrai visi susiduriam, ypač kas vaikų turi, tai kurie žaidžia smėlio dėžėse, arba tarkim, jeigu namuose gyvūnų yra, tai tikrai yra didelė tikimybė, kad yra kažkokių parazitų, kirminų, o šiaip visa sveikata turbūt prasideda nuo tos žarnyno švaros ir žarnyno sveikatos. Tai yra rekomenduojama kartą metuose tikrai sugerti tą vieną buteliuką, tai tarkim, kaip Daiva sakė, ar į kapsulę, ar į vandenį. Aš jo labai ilgai šito mišinio nepriėmiau, aš nemėgstu anyžių kvapo ir man jisai dėl kvapo buvo nepriimtinas. Tai ir aš jo nepriėmiau, o šiais metais per vieną sprintų, per vieną programą detokso, kurių čia pas mus labai daug bendruomenėje tų programų būna, buvo patarimas į medaus šaukštelį. Ir su medum jisai kaip netikėtai patapo jisai man kaip saldainis, tas digizas. Tai kažkaip tas kvapas, jisai kažkur pasislėpė, liko tik skonis ir labai skaniai su medum, o šaukštelį yra tikrai labai gerai profilaktikai. Tai man šitas mišinys yra visada, kai aš jau palieku vyrų savo sūnelį ir vyrą namuose, jis sako, o sudėjai man ten ko reikia, bet tai yra digizas, tada yra levanda, tyvsas, tai visada mes tepam pilviuką aplink bambytę, šitas padeda, kai jau viduriukai užkietėja ar jau ten pralaisvėja. Tai kaip sakau, ant mažų vaikų galima pamatyti greičiausiai. Taip. Dar vienas stebuklingų mišinių, tyvs. Tai žavinta, gal čia, kadangi daug irgi yra sudėtis plati labai. Įsijungiau garsą. Tyvsas yra, nežinau, turbūt šaltuoju metų laiku populiariausias pas daugelį, kas jau gyvena su Young Living aliejais. Kai aš sakau, tai yra visos pandemijos laikotarpiu molekulinė kaukė, nematoma kaukė. Tyvsas pasižymi labai stipriom antivirusiniam, antibakteriniam savybėm, stiprina imunitetą, palaiko natūralią organizmo apsaugą. Ir dabar, tik pradėjus dukrytei eiti į mokyklą, jinai pareina vakare gyžena, kosuliukas, jau jinai turi šalia savęs lovytėj, prie lovytės. Tyvso pasiridena, palaižo. Sūnus 9 metų, tai sumaišau su medum, irgi palaižo. Tai ir burnos higienai tinka, ir danties skausmui, nes sudėtyje yra karštieji eteriniai aliejai, kurie visi... Valgo, sakė, nelaižo. Bet žino, kaip naudoti, labai puiku. Taip, visi eteriniai aliejai, kurie eina į tyvso sudėtį, yra, kaip sakau, karštieji, labai stiprus, labai stipriom antivirusiniam ir antibakteriniam savybėm pasižymi. Dabar prašau, Teodorai, nedaryk taip, gerai? Jo, Žavinta, tu pasakai, kad valgo ar ten tepasi, tai aš išleisdama sūnelį į darželį,
Aš kiekvieną rytą nuoširdžiai dabar, nežinau, bet jau nuo rugpjūčio ten vidurio tepu pėdutes. Atrodo, net ir to laiko net nėra, nes ryte to laiko visiems nėra, o ypatingai su mažais vaikais, kai nesusistiguosi. Tai visiems atrandu greitai, tai yra į delniuką 2 lašiukai typso, V6, ištepu pėdutes ir ant rūbelio lašiuką viršaus ir išleidžiu. Nes lygos prasidėjo, realios lygos ir ne pas mus, bet grupėje, tai va tiesiog man yra ramiau ir žinau, kad va šitoje vietoje padeda. Taip, ir rekomenduojam pagarinti dažniau tyfsą artėjant peršalimo sezono lygoms. Aš tai turbūt, jeigu atliktų Young Living statistiką, turbūt būtų mano pirmoji vietoje sąraše, kad daugiausia tyfso užsakinėjau, po to levanda būtų. Nes kiekvienam šeimos nariui aš į tuščius buteliukus tyfso jau atskiedžiu, padarau saugų vartoti ir kiekvienas jau išsineša su savim, turi kišeniai, tiek vyras, tiek vaikai, tiek aš su savim visur tyfso buteliuką jau tinkantį naudoti. Toliau gal judam. Taip, dar vienas iš mišinių įeinančių į tą stebuklingą dėžutę, tai yra naujiena, šių metų naujiena. Blue Relief mišinys. Anksčiau mes turėjom Panavėjų mišinį, jis dabar nėra pasiekiamas Europos rinkoje ir kompanija sukūrė ir pasiūlė Blue Relief mišinį, labai beje šaunaus kvapo. Tai va, Panavėjai, atsimenu, buvo toksai atstumiantis kvapas, kur esu vieną kartą pasitepusi ir darbą nuėjus, tai kažkas sako, ten iš vyrukų nesakė, kas čia smirda. Tai va, tai Blue Relief yra tikrai kitokio kvapo, jo sudėti įeina bergamotė, gvazdikėlis, kopaliai, vaistinės ramunės, citrinžalės ir pipirmėtės, eteriniai aliejai. Tai dar labai daug patirties su juo neturiu, bet jau yra tekę po žygio, po sunkesnės dienos, jaučiant raumenų sunkumą, pasitepti, tai tokį duoda vėsinantį, raminantį poveikį iš karto raumenim. Tai aš labai, būna kitą kartą, aš anksčiau mėgdavau kojom naudoti atpalaidavimui kiparisą ir citrinžalę, tai dabar man šitas mišinys puikiai pakeičia ir labai, tikrai labai šaunaus yra kvapo ir aromato tokio. Karalius eterinio aliejų. Eterinių aliejų karalius net, sakau, šventajam rašte paminėtas kaip viena iš dovanų gimus kūdikėliui, kad buvo atnešta aukso, smilkalų ir miros. Tai būtent smilkalų ir buvo būtent Frankinsono bosfelijų dervų eterinio aliejaus. Tai aš jį laikau dabar rankos ir vis uostau ir tikrai, kai sakau, į tą aromą pasimatymą, tai nuneša labai giliai. Jisai sustiprina, kas praktikuojat meditacijas, tai sustiprina tą dvasinį gilumą, padeda pasinerti gilį. Na, o moteris, kurios renkasi kremus, kurioms jau yra daugiau negu 30, tai labai irgi žiūri, kad sudėty būtų bosfelijų dervų Frankinsono eteriniaus aliejaus. Ne šiaip savo, o todėl, kad Frankinsonas aktyvina sveikų ląstelių augimą ir skatina regeneraciją odos. Tai puikiai tiks randams, puikiai tiks naikinti pigmentinės dėmes, jeigu pagal aromatą, tai atpalaiduoti, jeigu įtampą jaučiant. Antidepresantas nuostabus, kaip jau sakiau, sustiprina dvasinį sąmoningumą ir onkologinėms ligoms tinka profilaktiškai, nes jisai skatina atsinaujinti naujas ląsteles. Galim pereiti kitą, nes irgi aš kalbėsiu apie stresą vai. Taip, stresą vai, tai jau pats pavadinimas sako streso šalin. Tai visur, kur patiriam šiek tiek įtampos, kuri kelia mums nemalonios situacijos. Šiais laikais, manau, tiek mažas, tiek didelis, jaunas ir senas to streso patiriam. Toks gyvenimo ritmas yra
turbūt, kad kiekvieną dieną mes susiduriam su nematytom situacijom. Tai stresavai padeda netgi pagerinti miego kokybę, palaiko emocinę pusiausvyrą, mažina depresiją. Bus kvepalai, kai aš su jais pasitepu ir vakare ateina vaikai apsikabinti, palinkėti labos nakties, tai dukrytė ne kartą sako, mamytė, kaip tu skaniai kvepi. Taip, tikrai nuostabus kvepalai, nereikia jokių daugiau priemaišų, galima saugiai tepti ant odos, neskiesti, į jo sudėtį įeina žalioji citrina, vanilė, kopolis, levanda, kedras ir okotėja. Tikrai uostant tokį saldų kvapą, saldų, gilų, tokį raminantį, iš karto veikia smegenis, tik pauosčius, teigiamai ir raminančiai. Turbūt jeigu irgi statistika būtų, tai kažkas sudėliotų, bet jau kiek esam ir kiek esam darę aroma vakarų ir tie, kas visko dalinosi, tai dažniausiai, taip būna išimčių, bet dažniausiai šitas buteliukas pasibaigia pirmą iš šitos dėžutės. Jis tas populiariausias turbūt yra, kur labai daug kam patinka. Jis labai švelnus, netgi galima ir prieš miegą, jeigu kankina nemiga ar norim pagerinti miego kokybę, drąsiai po liežuviu kelis lašiukus prieš einant miegoti, kad pagerėtų miego kokybė. Ne tik pauostyti, bet ir po liežuviu. Man su juo buvo dar pačioj pradžioj patirtis irgi, kadangi man labai patiko kvapas ir galvoju, reikia į difuzorių ir į miegamąjį pasistatyti, tai žadintuvą ryte negirdėjau. Mane tikrai išjungdavo labai gerai ir taip galvoju, kad ir kaip patiktų, reikia jį turbūt garinti kažkaip kitų metų kitur, nes ryte į darbą labai sunku atsikelti. Į kitas bangas nuneša, į gilias miego bangas panardina. Tikrai taip. Kitas mišinys tai yra eterinių aliejų kompozicija, tai kvapiųjų citrinžolių, žinomų kaip citronela, tada tikrųjų citrinžolių, žinomų kaip lemongrass, rozmarino, arbatmedžių, levandinų ir mirtų aliejaus kompozicija, mišinyje purification, gryninimas lietuviškai. Tai jisai nuostabiai tiks atbaidyti vabzdžiams, jeigu garinam namie. Jeigu įkando koks vabzdys, tiesiogiai patepti vietiškai, numalšinti perštėjimą, sausai odai gaivinti. Galima į prausiklį įsilašinti ir naudoti kaip spuogams, aknei gydinti, prausiklį pasidarant, nemaloniems kvapams naikinti. Dabar kaip jau vis dažniau jungiu namie skalbinių džiovyklę, tai tamponėlį įmetu užlašinus kelis lašus purification ir iš džiovyklės rūbus išimu kaip ką tik išneštus iš lauko, kvepia gaiva, švara. Tikrai nuostabus, irgi labai mėgiamas eterinis aliejus yra mūsų šeimos, nes citrinžolė pagal aromatą jinai pozityviai nuteikia, kelia nuotaiką. Labai skaniai kvepia ir visur galima ant vatos tamponėlių ir į spintas prisikaišioti ir į stalčius. Tai bus ne tik šiukšliadėžės dugną ar dar šiukšliadėžės taip, ne tik vabzdžius atbaidys, kad nelandžiotų po spintas, bet ir nuostabiai kvepės. Aš dar vieną esu atradus būdą purification panaudojimui, tai namuose, kai yra skintos gėlės į vazą. Į vazą aš įlašinu porą lašų purification, įpilu vandens ir tada merkiu skintas gėles. Tai yra 3 privalumai. Vienas, tai tas vanduo, jame neatsiranda blogo kvapo, net jeigu ir pamiršti pakeisti kitą dieną. Tai va, gėlės stovi ilgiau, tikrai jau šitą esu pastebėjus ir geriau išsilaiko. Ir kadangi turiu katę namuose, tai katė nelenda į tą vazą. O šiaip jinai visą laiką išverčia. Tai toks tikrai puikus. Šitą naujovę išgirdau apie gėlių, kad ilgiau išlieka, teks pamėginti. Dažnai klausant, kai kalbam apie eterinius aliejus, girdėjote, kad reikia atskiesti, galima naudoti neskiestą. Tai tokių aliejų yra nedaug, tai pavyzdžiui, iš tos vaistinėlės kopaibą galim vartoti neskiestą, levandą, universaliausia, saugiausia, bet eterinis aliejus savo cheminę formulę, jis nėra tirpus vandenį,
eteris tirpsta arba spirite, arba riebale. Todėl reikia jį skiesti su riebalu, augaliniu aliejum. Ir Young Living turi nuostabų V6 komplektą, tai yra įvairių augalinių aliejų derinys. Tai ir kokosų, vynuogių sėklų, saldžiųjų migdolų, kviečių gemalų, kurie ir taip savo sudėtim yra naudingi ir reikalingi mūsų odai. Vitaminas E veikia kaip natūralus konservantas, saulėgrąžų aliejus, alyvuogių aliejus. Tai šitas V6 kompleksas yra nuriebalintas, todėl neužkiša porų ir galima naudoti į vidų. Tai jeigu mes girdėjot, kai kalbėjom, kad galima į vidų kapsulę pasidaryti, tai būtent su šituo augaliniu aliejum. Jis nuostabiai tiks atskiedus, kad ir stresavai, pasidaryti masažinį aliejų ir įsitepti kūną, po dušo, po vonios praturtinti V6 aliejų ir įsitepti visą kūną. Tai rekomenduojam visus eterinius aliejus saugiai skiesti su šituo nuostabiu V6 kompleksu. Aš jį dar naudoju makiažo valymui, beje, nieko kito. Tai labai, kadangi irgi makiažas yra tirpus riebaluose, o jisai neužkemša porų, tai labai puikiai nuvalo, kartais netgi pasidarau į atskirą buteliuką su levanda ir kopaiba eteriniais aliejais, tai tuo metu dar ir padezinfekuoji odą, nuvalant, tai tikrai ir puikus pojūtis, labai mėgstu šitą aliejus ir pas mane. Jau kiek metų aš, kaip sakau, atradusi Young Living eterinius aliejus, tai jau nebeperku kremų, tai pati serumų veidų gaminuosi. Tai bazę visada naudoju būtent šitą V6 ir prasiturtinu palei savo odos tipą tam tikrais eteriniais aliejais. Ir turiu savo serumą veido. Mes jau dabar eisim beveik į pabaigą. Dar jeigu kažkas turit kažkokių klausimų, į čatuką galite parašyti, mes atsakysim. Ir kur kalbėjom dabar apie tą stebuklingą dėžutę, 11 eterinių aliejų, augalinių aliejų mišinį, ten dar įeina pakelis ar 2 ninčiai sulčių ir pasirinktas difuzorius. Ir šį mėnesį yra akcija. Daiva, gal tu pristatysi plačiau? Jo, šį mėnesį yra akcija tikrai nuostabi, nes ir šiaip be akcijos šio mėnesio verta pirkti visą rinkinį, nes jūs gaunate ir difuzorių, kaip Gintarė sakė, dovanų. Moteris visada mėgsta paskaičiuoti, dabar ypatingai, kai gali greitai tas kainas pasitikrinti, pasikonkuliuoti, ar verta pirkti atskirai tos buteliukus ir ten tą difuzorių iš kažkur kitur, ne? Tai to rinkinio vertė yra 11 eterinių aliejų ir difuzorius apie 403,80. Moteris yra paskaičiavusios. Šiaip tas rinkinys kainuoja 193 eurai su siuntimu. Gerai, patikslink Gintarė, ne? Taip. Aha. Ir šį mėnesį gauna dovanų, kas užsiregistruoja naujai, Lemon Myrtle eterinį aliejų. Šitas eterinis aliejus tikrai daugumai patinka, bet aš ant stalo uosčiau visą vakarą mums, nes jisai suteikia žvalumo, atgaivina, net ir jisai ypatingai veikia tiek moteris, tiek vyrus kaip afrodiziakas. Panaikina blogą energetiką, jeigu kažkokie, nežinau, negerumai ant širdies ar įtampa namuose ar dar kažkas, labai gerai yra garinti šitą kvapą. Suvaldo emocijas visas ar mūsų tas visas negatyves. Ir prieš renginį kalbėjom su Žavinta, kad jos viena pažįstama draugė būtent darant kvepalus išsirinko šitą favoritą Lemon Myrtle kaip numeris 1, tai buvo jos aukščiausia nata. Ar ne, Žavinta? Turiu taip šviežią istoriją, kad mano draugė, kai kūrėm kvepalus, tai pirmoji vietoje pasirinko būtent šį eterinį aliejų. Ir dabar, nežinau, ar sutapimas ar nesutapimas, bet šiandien sako, užregistruok mane, matė, kad yra dovanų perkant rinkinį. Ilgai, aišku, tam ruošėsi, vis atidėliojo.
bet matyt motyvavo tai, kad ta lemon mirklė yra dovanų, paskatino ją padaryti šiandien šitą sprendimą. Tai aš labai džiaugiuosi, aišku, džiaugiasi ir jinai prisijungusi į mūsų komandą. Ir, kaip sakant, turės visą buteliuką šito savo Gėrio. favorito kvapo. Ja, iš Tikrai tikrųjų. nuostabiai kvepia. Tai mes čia galėtumėm dalintis tomis istorijomis ir panaudojimo būdais, kur, kaip, kada, net nežinau, kiek čia dienų galėtumėm daryti vis kiekvieną vakarą ir kiekvieną dieną non-stop. Bet šiandieną buvo apie pagrindinius tuos eterinius aliejus, kas įeina į namų vaistinėlę. Aš net galėčiau duoti nuo savęs garantą, nes kartais žmonės abejoja, ar man padės, ar man to reikia. Aš kaip sakau, jeigu aš turėčiau galimybę, aš padaryčiau, kad kiekvienoje šeimoje būtų būtent tas rinkinys ir su sąlyga, kad žmogus nuoširdžiai naudos bent 2 mėnesius mažiausiai. Ir jeigu nepadės būtent jos situacijose, aš sakyčiau, aha, gerai, aš priimu atgal ir tavo investiciją grąžinu. Su garantija. Mama dabar, kaip sakau, jeigu turėčiau stebuklingą ar ne galimybę, tikrai, nes nesu sutikusi nei vieno žmogaus, kad nepadeda. Nepadeda dažniausiai tada, kai žmogus nenaudoja. Va čia sąlyga yra šita, ar ne? Kai sako, aš dar turiu, nereikia, tai vadinasi, jisai nenaudoja. Ar ne? Tai šito vietoj tikrai nepadės. O kaip naudoti, kada naudoti, kaip priminti, paskatinti, nes ir mes viena kitai priminam ir paskatinam ir viena iš kitos mokomės, tai mes kviečiam būtent jungtis į mūsų šaunę komandą, tiek pas Gintarę, tiek pas mane, tiek pas Žavintą, mes visos kartu esam vienoje komandoje ir duodam savo patirtis, kaip sakyti, bet kada. Ne? Pas mus žmonės komandoje gali pasikreipti bet kokiu klausimu, tiek asmeniškai, tiek bendrai ir atiduosim visas savo žinias, kurias turim jau sukaupusios per daugelybę metų. Ką, merginos? Daiva, tu primink, kad 30 dieną kažkas vyksta. Taip, 30 dieną vyksta didžiulė konferencija, būtent Vilniuje Vilone. Ten susirinks daugiau negu 300 dalyvių, bus skirtingi lektoriai, visą dieną bendrausim, klausysimės, mokysimės, bus ekspo zona, Gintarė, tu ten viską atsakai, organizuoji, styguoji. Visai Young Living bendruomeniai, kuri yra Lietuvoje. Ir ją suvažiuoja ir ne tik iš Lietuvos, iš Pabaltijos suvažiuoja iš visų. Ir aš kaip sakau, tokiuose renginiuose, aš kažkada nuėjau į pirmą tokį renginį, prieš tai buvusi paklausiusi tiesiog mažam renginį online. Ir kai nuėjau į didžiulį renginį, pajutau, kad man čia reikia, aš apie eterinius aliejus kaip ir dalinausi, visiškai nieko nežinojau, aš nėriau, kaip sakyti, pasikliaudama intuiciją. Ir šiai dienai tai esu dėkinga savo intuicijai, kad tai mano buvo teisingiausias sprendimas. Bet pabūdama tokiam dideliam renginį, aš pajutau, kad taip turi būti mano šeimoje ir man padėjo lengviau apsispręsti. O ką tu, Gintarė, dar pridursi apie tą renginį? Man tai iš vis, aš mėgstu labai sakyti, kad visi Young Living renginiai, ypač tie didesni, tai yra kaip labai geros giminės suvažiavimas. Ir kuo tu daugiau važiuoji, kuo tu daugiau būni, tai tuo dar daugiau nori būti ir visus apkabinti. Ir kartais atrodo, kad kai tu esi jau 8 metai ir būni. Aš per visą tą laiką pabuvau įvairiose rolėse. Man čia aš buvau klientė, po to lojali klientė, tada man čia buvo būrelis toksai, tada pasidarė įdomu, o kas čia per verslas ir kas čia per veikla ir jau esu praėjus tikrai per įvairius etapus ir atrodo, ką tu dar gali išgirsti. Bet kiekvieną kartą ateidamas į renginį, tu sužinai kažką naujo. Taip kaip šiandien dalinomės ir aš pasakiau, į vazą įsilašinti purification ir kažkam tai buvo naujiena. Mes šiais metais ėjom į žygį ir irgi merginos ten tarpusavį dalinosi ir papasakojo, kaip taupiai, tvariai naudoti skalbiklius. Ir nes visą laiką visi labai čia skundžiamės, kad oi, kaip brangu.
ir yra būdai, jie yra koncentratai ir yra labai aiškios formulės, kaip juos padaryti, kad jį naudoti taupiai, bet efektyviai. Ir iš kiekvieno šito dalyko tu sužinai, o šį kartą bus ir paskaitos, bus ekspo zona, tikrai bus ekspo zonai labai prabangių eterinių aliejų pabandyti, pauostyti, išbandyti. Bus workshopai tiek emocijų paleidimui, bet būtent tam emociniam balansui, streso mažinimui, kaip tai realiai praktika čia ir dabar išbandyti ir visi išbandys tą ir turės. Bus mokymas, bus tokia grožio workshopas, kur mokins pasigaminti savo priemonės grožio, kremus ir irgi bus vietoj demonstruojama ir vėliau bus galima pasižiūrėti ir konsistenciją išbandyti. Ir bus savimasažo taip pat workshopas, toksai mokymas, kur irgi mokinsime ir čia ir dabar išbandysime tą savimasažą savo. Tai daug dalykų. Ir kas dar, kiekvienas dalyvis išsineš dovaną Valor eterinių aliejų mišinį, kuris yra irgi nuostabus ir ypatingas. Tai nežinau, ką dar daugiau. Dovana pietus renginio metu, ar ne, visą dieną. Ir renginio bilietas kainuoja 49 eurai berods, ar ne, jeigu aš neklystu. Ir tiek Valor eterinis aliejus, kurio vertė yra daugiau negu 50 eurų, tiek pietus įeina į visą tą sumą. Tai papildomai. Aš gal stabdau dabar įrašymą. Taip. Nes tai, kas klausys įrašo, labai smagu, kad klausė. Ir iki pasimatymų kitais kartais.